Mes esam tokiam koncerte, bendras koncertas. Šiuo metu koncertuoja, kaip jis vadinasi, Deivido Zvonkaus vadovaujamas choras. Kažkoks tai... Žalias choras. Žalias turbūt. Jo, žaliasis choras. Ir mes vis tik tai gal norėtumėm pasižiūrėti, jie turi tokius mikrofonus prisikabinę, su kuriais dainuoja visada. Jie dainuoja, kadangi taip per mikrofonus. Tai čia yra palikę kelis tos mikrofonus. Tai norim pasižiūrėti, gal kaip jie atrodo. Mikrofonas yra gan paprastas. Wirelessinis. Yra tiesiog tokia viela, ant kurios yra užmautas, tiesiog puikiai gražiai užmautas, priklijuotas. Priklijuotas. Nežinau, jeigu akies aš neįsidursiu. O taip užsideda. Ir tai yra, iš tikrųjų, tai yra tikras radio bangomis valdomas mikrofonas, kuris, kai žmogus dainuoja, jis turi laisvas rankas, gali judėti, dainuoja per šitą mikrofoną ir jisai, puikiai žiūrovas girdi. Ar ne taip, Eimantai? Taip, labai stilingai atrodo, iš tikrųjų. Labai taip. Tai sakyčiau, tikrai ačiū už puikią idėją. Manau, kad kiekviena grupė gali pasigaminti tokius mikrofonus ir skambėti pakankamai profesionaliai koncerto metu. Tai noriu padėkoti Jums, ačiū už dėmesį.